Gerai, kad Šiauliai laikosi senos tradicijos ir daro debiuto festivalį, kuris yra turbūt visiems pradedatiesiem kino mėgėjam, tai yra startinė pozicija. Patys žmonės nusprendžia būti vaidybinio, dokumentinio, animacinio ar eksperimentinio filmo atstovais ir jie pradės turbūt savo gyvenimą labai įdomiai fiksuodami mūsų gyvenimą, mūsų realijas. Taip kad tie žmonės, kurie sukūrė 21 vaidybinį filmą ir pristatė į debiutą iš vaidybinių filmų, aišku, buvo labai sunku atrinkti, kadangi visi filmai turėjo idėjas. Kas reta dabar, kadangi daugiau žmonės fiksuoja registratoriais, fotoaparatais, mobiliais telefonais, nežinau dar kuo susigalvos fiksuoti įvykius, bet prieš tai nerašydami nei scenarijus, nerežisuodami filmo, o paprasčiausia fiksuodami mūsų paprastas dienas, kadangi buvo labai daug festivalyje tokių pavadinimų įdomų, paprasta diena, kasdienė diena, nieko neįvyko, žodžių rutina, ar įdomu filmuoti filmus, kai nieko nevyksta ir neįdomu, nelinksma. Kaip tik kinas yra fantazija ir turbūt debiutantai, kurie 21 pateiktame vaidybiniam filme tikrai buvo nenuobodus. Buvo labai smagu, linksma žiūrėti, kadangi pasižiūriu apie 700-900 filmų per metus, turiu juos vertinti, taip kad debiutantai nepasirodė tokie jau pradžiamoksliai. Tai buvo tikrai smagu žiūrėti ir daug dalyvavo jaunimo, daug moksleivių, kurie turi tikrai idėjas ir turi gerą šansą. Dabar ką noriu sakyti apie vaidybinius filmus. Idėja originali, režisūra, galima sakyti, patenkinama, gera. Dabar muzikinis filmo apipavidalinimas. Norėčiau jūsų paprašyti, kad nenaudokit muzikos. Kai pradedat filmuoti, pradedat daryti filmą ir norit išsakyti savo mintį, kodėl jūs nukreipiat mane kompozitoriaus linkme ir ne savo sukurta muzika ir gal parinkta atsitiktinai. Ne graži muzika išgelbės filmą, o tyla filme ir kokie nors garsai, triukšmai, idėjos. Va, kas turbūt gelbsti filmą, negu pasirinkta maloni muzika, kuri skamba kavinėse, namuose, kai jūs einat ar važiuojat troleibusų, dviračių ir ausinukus klausot. Ta muzika netinka kinui. Kinui visada reikalinga specifinė muzika, kuri gultų ant vaizdo. Ir kad muzika nebūtų prabangesnė, geresnė, sotesnė negu skurdus ir nuobodus filmas. Kartais vaizdas visiškai nieko nesako, o muzika verčia mus filme kur dramaturgiją, kad tai kažkas turi įvykti, kažkas nepaprasto, kažkas turi atsitikti, o veiksme ir filme nieko nevyksta. Taip kad su muzika reikia labai atsargiai elgtis, kadangi muzika turi papildyti filmą, papildyti jūsų idėją, jūsų troškimus, kėslus, o ne būti pramoga. Aš kiek kartų kartojau, kad neikite per savo filmą kaip turistas. Jūs būkite to filmo diktatorius. Taip kad norėčiau paminėti filmą Aš su tavimi. Ir operatoriaus darbas geras. Ir pati
pati filmo idėja labai įdomiai išspręsta. Taip kad vaizdo kultūra šitame filme labai, kaip va dabar žiūriu, reiškia, tarp popierių aš esu pasižymėjęs būtent apie šitą filmą. Dauguma iš pasitaikančių mėgėjiškuose filmuose temų tai yra narkotikų tema. Ši tema gana išspręsta. Įdomiai tarp merginos ir tarp narkotikų pasirinkimas, su kuo tu būsi. Tai gal turbūt tai yra žmogiška. Ne tai, kad žmogus nusilieta iki visiškai bedugnės ir tenais randa savo galą. Čia tema išspręsta gana originaliai, įdomiai ir aš labai džiaugiuosi, kad nenuklydo tradicinę schemą, kai filmuojama alkoholizmas, narkomanija, prostitucija, iki kažkokios bedugnės, kažkokio tai kracho. O čia paprasčiausia žmogiškai mergina išgelbsti vaikiną ir tai yra draugiškas. Kodėl pas mus dabar daug savižudžių? Ne dėl to, kad, reiškia, mes tokia tauta. Paprasčiausia, savo laiku reikia padėti žmogui, jeigu tu matai, kad jis turi problemą. Ir šitas filmas yra kaip pavyzdys, kaip etalonas, kaip galima išgelbėti žmogų nuo baisios bėdos. Taip kad autorius, spręsdamas ir idėjos, ir režisūros problemas filme, išsprendė ir žmogiškąją. Filmas publicistinis, nors jis yra priskirtas prie vaidybinių, bet tai niekaip negaliu pasakyti, kad tai blogai filme buvo kažkas suvaidinta. Ir tikrai žmogų sveikinu, kuris pasirinko tokią idėją nuvalkiotą, bet ją originaliai išsprendė. To linkėčiau ir kitiem vaidybinių filmų reiškia, filmuotojam ir darytojam, kurie nori būti originalūs. Taip, kad pereikim turbūt dabar prie sekančių animacinių filmų.